patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin Oras šilumos siurbliais. O, tai pasisveikim. Balsas. Balsas. Šaunuolį. Diena prieš Velykas. Atvažiuoja kasas. Mes važiuojam gaudyti vabalų. Aleuoti, važiuojam. Tai gal spėsim? Tai spėt turėtų. Tai būtų geriau. Ei. Nu. Oi, geras. Jau skaniuko nori, ne? Tau prizas, prašau. A, taip. Mes važiuojam. Prisipylėm preparatų visokių, vieną prūkštuką užsidėjom. Nes šiaip tais reikėtųgi dirbti su visais 4, bet kadangi dar vis kasas važiuoja ir įtarpavom vabalų gaudimo sezoną, tai nepamirškit užsiregistruoti purškimo prieš 2 dienas, tarp kitko. Taip, o, kažkai kvepia šitie. Nu ką, galima jau ir biškį nusirengti. Šiandien jau šilta, taip tai galėčiau pasakyti, kad nebuvo labai jau karšta, šilta ar kažkas. Jau net kondiškį reikės jau. O, dangtą paprašiau. Frik. Otis nelipi. Otis. Jo, eik į savo vietą. Eik į vietą, Otis. Eik į vietą. Eik į savo vietą, šaunuolis, malodėtas. Su vandeniu smagiau važiuoti negu su kasu. Vis tiek tankis kitas ir svoris visai kitoksai. Kad su to vienu purkštuku purkšim, nes atjungus vieną purkštuką neduoda varijo to režimo, bet kažkaip vis tiek turėtų eiti pasidaryti, kad su vienu purkštuku galėčiau purkšti, man nereikia tų varijo, visų bajerių ir taip toliau. Svarijo, kad kaitalioja purkštukus palei esamą situaciją. Jeigu tu sukies posūkį, sujungia netgi 4 būna purkštukus arba vieną kraštinį, kuris stovi, tuos visai sustabdo arba purškia pats smulkiausias ir ten gal purškia tik 30 litrų, kad nenudegint pasėlę. Bet kadangi dabar kitą savaitę vėl pradėsim kasuotis, o čia dėl 80 hektarų dabar dėtis purkštukus biškį nėra logikos paprasčiausiai. Greitai vieną purkštuką, aišku, tačiau valandėlę laiko ir pakeista viskas, tai visi purkštukai šiaip greitai, kad yra specialus raktas greičiau purkštukams atsukinėti.
60 hektarų, realiai likę čia kokie 4 hektarai grubiai. Tik tais, o toliau dėl šliužų kaltės, taip gražiai štangos dirba. Vėl gumas reikia susitepti. Ten visur plika, toliau tai išjunginėjau purkštukus tiesiog ir viskas. Čia dar va, kur kažkur kažkas yra tipo, tai bandom. Čia vis tiek 6 hektarai yra, šalia vienas laukas pilnas rapso, tai taip reikės pjauti, vis kažkiek to rapso daugiau bus. Na, šakinėja paslėptas raubliai, matosi net iš čia. Keli pamodė. Nu, va taip geriausiai eini ir būna pradeda šokinėt. Vakare gerai matosi. Va šokinėja vienas ant kito. Turėtų būti čia. Išgazdinau gal. Sulindę butonuose gaidžiukai. Va, tupi. Yra. Nejuda net, kaip prieini. Nu čia toks šioks toks. Direktor? Labas. Op, viskas lekiam jau į gerus laukus čia, šitie tai čia. Nu, kitas gražus yra laukas, viskas tvarkoj. Tik tais nuėjęs tą šliužų. Šitas bent jau taip yra, tai truputį. Ir čia toks buvo, kam dėt čia tų granulių, pats dar sėjau. Taigi čia nebūdavo tų šliužų. Iš niekur. Ir čia vėlesnėse jos, tai tie labiausiai nukentėjo nuo šliužų. Ar nežinau, ar padėjo dėl to, kad visur kitur buvo dėta granulių, tai galbūt ir tas padėjo. Šausim dabar. 60 kiek ten hektarų yra. Jo, grubiai 60. Bus viskas. Dar turiu 20. Kodėl tiek turiu? Ai, nes čia mažai nupišu. Dar 28 hektaram turiu chemijos. Tada užsipilsiu iš bačkos ir taip biškį pasitrauk. Man nuo pedalų, žinau, kad tau patogu, bet soriukas. Nu. Bet čia kažką užsėsim į tarpą, nežinau. Jau tokia nesąmonė yra, bet nepaliksi tokio pliko ploto. Nu, kai čia gaila ir tokį naikint, kad visą lauką. Vienu užsikabinimu, ten vis tiek reikės kabinėtis hederį, tai čia nupjausim. Tai ką, šiluma ateina ir realiai reikia ir kondicionierius jungtis. O jeigu jums reikės kondicionierius, tai nueikit į geraskondicionierius.lt. Jie man kaip tik namuose dabar montuos, jau trasas išvedžiojo ir paskui sumontuos visus kondicionierius, taip parodysiu. Montuoja daiginus ir taip toliau visokius. Tai kažkam reikės,
Tikrai rekomenduoju užsisakyti iš jų. Labai greit dirba ir gerai daro. Tai va, geras kondicionierius.lt, paliksiu nuorodą aprašyme. Manau, tikrai kažką sutarsit. Na va, 40 hektarų nupirkta. O taip. Tai, pasidarom, kad trauktų iš bakelio, spaudžiam go, persisuka kranukai ir dabar galėsim chemiją maišytis. Nuo to kaso visur apsilaistėm purviną. Paskutinis važiavimas. Bus ir kiek čia 87 hektarus jau nupurškė, tai dar lieka 10 hektarų. Tai visai neblogai, kaip dabar yra 4, išvažiavom apie 11 gal. Kažkur. Tai visai neblogai. Jo, reikia pažiūrėti kelintą valandą. Valandą pradėjom. Buvau gavęs skambutį. Jo, 11:06. Apie 11 valandą buvo pradėta, purkšti jau. Tai labai super, labai super. Tai tiek žinių. Paslėptas raubliai, tikiuosi, bus sugaudyti. Ir jų žalos turėsime šiemet, arba visai neturėsime. Labai tikiuosi. Išmirkimai ir didžiulė bala. Nervina. Kažką reikia sugalvoti. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Ir susimatysim jaučiu kituose, kaip visuomet, klipukuose. Viso ir iki.